Kur juokėsi moteris? Tad Sara juokėsi savo sakydama, po to, kai nuvitau, negi patirsiu džiaugsmą. Mano vyras toks senas. Pradžios 18 skyrius 12 eilutė. Stalas yra tokia vieta, prie kurios sėdint juoktis ir vienas kitą pataisyti yra visiškai normalu. Šiame pasakojime matome, kad Abraomo palapinėje prie vieno stalo susitiko Abraomas, Sara ir Viešpats su savo angelais. Sakyk, ką nori, tačiau šis įvykis išskirtinis. Bažnyčios susirinkime pamaldų pradžioje aš kaip pastorius dažnai meldžiuosi prašydamas: ateik Viešpatie tarp mūsų, kaip esi pažadėjęs, kad kur 2 ar 3 tavo vardu susirinks, ten būsi ir tu. Mano ir bažnyčios lūkestis yra tas, kad šventoji dvasia ateitų į susirinkimą ir patarnautų kiekvienam, kaip kam reikia. Kažkam tartų pranašišką žodį, kažkur įvestų į atgailą, prie kito liestųsi išgydymu, dar vienas patirtų bendrystės džiaugsmą ir taip toliau. Abraomo palapinėje prie jo svetingo stalo yra Viešpaties artumas. Ir mums dėl to klausimų tikriausiai nekyla. Vis dėlto čia yra kitaip negu daugelie bažnyčių. Skaitome, jog Sara juokėsi ir dar švelniai kritikuoja savo vyrą vaikų klausimu. Jis jau yra senas ir šitas klausimas nebesvarstytinas. Moteris bažnyčioje tesilaiko tyliai. Tai prašė apaštalas Paulius savo mokiniui pastoriui Timotiejui. Iš 1 laiško Timotiejui 2 skyrius 12 eilutė. Buvo daug kultūrinių priežasčių, kodėl Paulius taip patarė. Atrodo, dėl nuolatinių moterų kišimosi Timotiejui sunkiai sekėsi mokyti Dievo žodžio. Apskritai ši laiško vieta man iki šiol nėra labai aiški, nes toje pačioje pastraipoje apaštalas Paulius rašo, kad moteris bus išganyta, gimdydama vaikus. 1 laiško Timotiejui 2 skyrius 15 eilutė. Ar tai teologinis pareiškimas? Užtenka moteriai būti tvarkinga namų šeimininke ir ji patirs išganymą? Žiūrėdami į šią sunkiai suprantamą Pauliaus laiško vietą, daug kas taip ir nusprendė. Moters vieta yra virtuvėje ir su vaikais, o visa kita valdo vyrai. Jėzus mokė kitaip. Moteris, kaip ir mokiniai, sekė jį, dalijosi tais pačiais vargais, džiaugsmais, persekiojimais, klausėsi to paties mokymo. Sunkiausia Jėzui akimirka, kai jis kentėjo ant kryžiaus, prie jo buvo tik vienas mokinys ir būrelis moterų. Prisikėlęs jis apsireiškė moterims ir įpareigojo jas skelbti apie savo prisikėlimą. Kai kur bažnyčioms vadovavo ar net jas įkurdavo moteris. Ankstyvaisiais bažnyčios laikais tai nebuvo laikoma nusikaltimu prieš Viešpatį. Manau, svarbu užduoti klausimą, apie kokias moteris kalbame. Ar kalbame apie dorias, išsilavinusias, gyvenančias tikėjimu ir besigilinančias į šventąjį raštą, ar apie palaido liežuvio ir laisvo elgesio moteris, neturinčias gėdos ir galinčias sujaukti bet kokį susirinkimą. Tas pats tinka ir kalbant apie vyrus. Ar gali bažnyčioje mokyti nesąžiningas, savanaudis, į nuodėmes linkęs, tačiau jas paslėpti mokantis, dėmesį mėgstantis, pinigų trokštantis, tačiau sugebantis vaidinti dievotą vyras? Mano supratimu, žmogaus charakteris ir gyvenimas, jo tikėjimas yra svarbiau už tai, kokiam kūne jam gimti lėmė Viešpats. Sugrįžkime prie Saros juoko. Prie stalo su Viešpačiu Sara gali juoktis
ir atvirai kalbėtis apie šeimos santykius su vyru. Kurioje bažnyčioje galima taip daryti? Neužmirškime, kad prie Abraomo stalo sėdi Viešpats. Ši vieta yra tokia pat šventa, kaip ir bažnyčios susirinkime. Kartą su žmona ir 4 mėnesių sūnumi buvome nukeliavę į Gruzijos sostinę Tbilisį, Sakartvelą. Vaikščiojant po miestą mūsų dėmesį patraukė sena krikščionių bažnyčia, į kurią nutarėme užsukti. Prie bažnyčios durų mus pasitiko kunigas ir pasakė, su vaikišku vežimėliu į bažnyčią negalima. Iš pradžių pagalvojau, jog blogai išgirdau arba neteisingai supratau rusų kalbą. Vis dėlto kunigas atkakliai laikėsi savo. Į bažnyčią žmonės su vežimėliais neįleidžiami. Dar mėginau paaiškinti, jog esu pastorius, o su manimi yra mano krikščionė žmona ir Dievo mums duotas kūdikis, toks, koks kažkada buvo kūdikėlis Jėzus. Negalima. Kunigo atsakymas buvo griežtas. Jeigu su kūdikiu negalima įeiti į bažnyčią, tai ten ir juoktis negalima ir galbūt negalima netgi kalbėti apie Dievą. Abraomas savo žmonos nebarė ir nemokė. Tylėk, Sara, Dievo akivaizdoje negalima nei juoktis, nei kalbėti, nei juo labiau tokius dalykus manyti apie savo vyrą. Po susitikimo su Dievu, Abraomas nusivedė Sarą į palapinę, ją pažino ir jiems, kaip Viešpaties buvo pažadėta, gimė sūnus Izaokas. Prie stalo, kur apsilanko Viešpats, mezgasi naujos pradžios, gimsta gyvybė, o neslenka mirtis ir nutrūksta ryšiai. Prie stalo, kur ateina Viešpats, vaikai gali būti šalia savo tėvų ir šlovinti Dievą. Ir visai nesvarbu, kad vaikiškame vežimėlyje. Prie stalo, kur ateina Viešpats, moteris gali juoktis, gali kelti teologinius klausimus, kalbėti apie šeimos reikalus. Bažnyčių susirinkimų yra įvairių. Jie skiriasi pagal tai, kaip yra interpretuojamas šventasis raštas. Vienose bendruomenėse prie Viešpaties stalo gali kalbėti tik vyrai. Jie turi teisę spręsti, mokyti, melstis ir parėję į namus pamokyti savo žmonas, kurios buvo paliktos virti pietų ir prižiūrėti vaikų. Kiti susirinkimai labiau primena vaišių stalą Abraomo palapinėje. Ten ragaujame keptos mėsos, sūrio, duonos, giedamos giesmės, klausomasi Viešpaties žodžio, juokiamasi, kai išgirstama apie neįmanomus dalykus, prisimenama, kad patys iš savęs nieko negalime, tačiau gyvi pokalbiai yra nesmerkiami ir čia gimsta dovanos. Kartą girdėjau palyginimą apie tai, kaip mes suprantame save, kaip tikinčiuosius ir savo vaidmenį bažnyčioje. Yra 2 panašus ir tuo pačiu skirtingi žaidimai – šaškėmis ir šachmatais. Šaškių žaidime visos figūros yra vienodos. Ir tik ta figūra, kuri pasiekia kitą žaidimo lentos pusę, tampa kitokia – dama. Ši figūra gali daryti tolimus ėjimus, nes pasiekusi tikslą įgyja daugiau galios. Šachmatų žaidime 8 figūros yra pėstininkai. Kiekvienoje pusėje dar yra po 2 bokštus, žirgus, rikius, po karalienę ir karalių. Skirtingos figūros, skirtingi žingsniai ir skirtingi vaidmenys, kur kas didesnė įvairovė. Manau, jog Dievas, steigdamas bažnyčią, ją kūrė panašesnį į šachmatus, kur daug skirtingų figūrų su skirtingomis dvasinėmis dovanomis. Tuo tarpu šaškių žaidime visi yra vienodi pėstininkai ir tik keli pajėgesni.
damos. Sara juokėsi prie viešpaties stalo, nes nei Abromas, nei viešpats nelaikė jos pilka pėstininkė. Klausimas apmąstymui. Koks yra tavo požiūris į moteris prie viešpaties stalo, bažnyčių susirinkime? Joms galima juoktis, ar jos turėtų patylėti? Malda. Dėkoju viešpatie, kad per savo žodį leidi mums suprasti, jog tavo akivaizdoje galima juoktis. Dėkoju, kad bendraudamas su manimi širdį užpildai viltimi, net jei tavo pažadai man ir skamba juokingai.